national anthem of Lithuania, Litvania Ulusal Maršė. Of international basketball, the play. Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. TV3 televizija vėl kviečia jūs į Izmirą šį trečiadienio vakarą. Visi darbai padaryti ir dabar dėmesys rungtynėms, kuriuose mes išsiaiškinsime pasaulio krepšinio čempionato D grupės nugalėtojus. Komanda, kuri šioje grupėje yra geriausia. Lietuva, Prancūzija. Rungtynės, kurios prasideda netrukus ir kuriuose Lietuvos komandos startinis penketas yra toks. Mantas Kalnietis, Martynas Pocius, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza ir Robertas Javtokas. Beveik galima sakyti, kad šitame pasaulio krepšinio čempionate kažkokio tokio stabilaus, tokio pamatinio startinio penketo nėra ir Martynas Pocius išsikovojo vietą jame savo žaidimų pastaruosiuose mačuose. Varžovai Nikolas Batumas, jų lyderis Janikas Bokolo, Nando Dekolo, Borisas Dijavas, kurio dvikova prieš Liną Kleizą šiandien gali būti viena iš lemtingesnių, ir Ali Traorė. Prancūzų sudėtis prasideda šios dienos rungtynėms ir daugiau. Kol kas nieko pasakoti nebėra laiko dėl to, kad jau ginčia kamuolys ir jau ji atsiduria pas Lietuvos rinktinės krepšininkus. Mantas Kalnietis, puikus vakar buvo Manto Kalniečio pasirodymas, 12 taškų, 5 rezultatyvūs perdavimai ir tik viena klaida per 30 minučių rungtynėse su Ispanijos komanda. Robertas Javtokas atkovojo kamuolį ir neįmeta į krepšį. Linas Kleiza taip pat kovoja dėl jo, bet prancūzai galiausiai jį nusiima. Na, atletiška tai yra komanda, visi tai puikiai žino, tai yra nepaslaptis niekam ir šiandien bus, ko gero, daug tokio kieto kontaktinio fizinio krepšinio. Lietuvos rinktinė atsigina nuo pirmosios prancūzų atakos. Ali Traorė sužingsniuoja. Įdomus vidurio puolėjas. Iš tikrųjų, mes su juo turėjome progą susipažinti dar praėjusį sezoną. Jis rungtyniavo vėl komandoje, kuri buvo Eurolygos varžybose atvažiavusi ir į Kauną. Nieko tokio ypatingo nepridarė ir nieko ypatingo žalingo nepridarė Kauno Žalgiriui. Ali Traorė, čia Jonas Mačiulis atidaro Lietuvos rinktinės taškų sąskaitą, bet šiaip Eurolygos statistika šio krepšininko žaidime buvo gera. 15 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. Ir jis buvo vienas iš geresnių vidurio puolėjų savo komandoje ir praėjusiais metais Lenkijoje. Na, bet Robertas Javtokas, kad ir su pusė kojos, kad ir prileistas vaistų, kol kas kovoja su Ali Traorė ir kol jie yra baudos aikštelėje, galima sakyti, jog tai yra lygiaverčių varžovo dvikova, o čia Nando Dekolo pirmasis taiklus metimas į žaidėjo pozicijoje. Šis krepšininkas mėgsta rungtyniauti ir turėjo iš tikrųjų neblogą sezoną Valencijos komandoje, po to turėtų atsidurti San Antonijos Spurs ekipoje, bet atsitiks ko gero 2011 metais. Vis dėlto Nando Dekolo kol kas nėra labai užtikrinta savo padėtimi komandoje, juo labiau, kad joje yra ir kitų galinčių blikstelėti krepšininkų. Visus mes juos iš eilės pamatysime dėl to, kad prancūzai keičia savo žaidėjus pakankamai dažnai ir jų keitimai yra pakankamai lygiaverčiai. Perima kamuolį Lietuvos komanda. Jonas Mačiulis iš viršaus ir Lietuvos komanda priekyje 4-2. Žavu po vakar rungtynių, tik tai šį kartą nebuvo Rudy Fernandeso šalia. Jonas Mačiulis
Visi Lietuvos rinktinės taškai yra Jono Mačiulio taškai šiandien. Nedaug trūko, jog būtų perėmęs kamuolį. Jonas Mačiulis dabar ir atrodo, kad taip ir atsitinka. Kamuolys yra atiduodamas Lietuvos komandai. Rungtynių arbitras iš Jungtinių Amerikos valstijų bando pasitikslinti situaciją. Ir atiduoda kamuolį prancūzams. Atrodo, kad amerikietis pabėgo Lietuvos komandą, nes teisėjauja jau trečią kartą per 4 susitikimus čia, Turkijoje. Anthony Jordanas teisėjavo ir vakarykštėse rungtynėse su ispanais. Kartu su jo šiandieną teisėjų brigadoje yra Jorge Vazquezas iš Puerto Riko ir Juanas Jose Fernandesas iš Argentinos. Borisas Diavas meta į krepšinio konstrukciją. Bravo Linui Kleizai. Borisas Diavas yra, aišku, vienas iš svarbiausių krepšininkų savo komandoje. Tiesa, toks įspūdis iš šalies žiūrint į šį krepšininką, kad yra pridėjęs jis truputėlį svorio ir net taip dažnai imasi iniciatyvos, tik tai 4 taškai. Jo vidurkis šiame pasaulio čempionate, bet tai yra svarbus sraigtas šioje komandoje, aplink kurį sukasi visas žaidimas. 6 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai. Tokia Boriso Diavo statistika, o čia klysta ir Lietuvos komanda. Martyno Pociaus perdavimas per 2 varžovus Robertui Javtokui. Taiklus Borisas Diavas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Žinoma, pataikyti šis krepšininkas gali tikrai. Ir jis dabar išveda į priekį Prancūzijos rinktinę, kuri taip pat čia Izmyrės sirgalių turi nemažai. Netokie jie triukšmingi kaip lietuviai, tačiau sirgalių apsirengusių mėlynais marškinėliais Izmyro arenos tribūnose yra daug. Mantas Kalnietis, taiklus Manto Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos. Vakar man pataikė paskutinį savo 3 taškį rungtynėse su ispanais, šiandien pataiko 1. Koks blokas, galima žaisti toliau. Ir kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Jonas Mačiulis užsigavo ten. Tikėkime, kad nelabai rimtai užsigavo. Viskas gerai, rodo Mantas Kalnietis. Čia jo 3 taškis ir po to buvo Jono Mačiulio blokas. Štai čia. Tai yra Manto Kalniečio blokas, bet Mantas Kalnietis užgriūva ant jo Mačiulio. 2 Lietuvos rinktinės įdėjo pavyzdiniai epizodai. Vienas varžovo aikštės pusėje, kitas mūsų aikštės pusėje, tačiau Lietuvos komanda šiandien kažkaip nepabrangina kamuolio. Aišku, reikia nepamiršti, jog varžovų gynyba yra labai intensyvi, labai kieta, labai tokia agresyvi, tačiau Lietuvos krepšininkai šiandien daro klaidų ir ten, kur tos gynybos nebuvo, kaip kad dabar. Tiesiog aikštės vidurėje jau po 3 kartus suklydo abi komandos. 7-5 Lietuvos rinktinės persvara, 2 taškai. Nando Di Colo. Batumas atmeta atgal. Di Colo į baudos aikštelę Batumui. Batumas pelno 2 taškus, kurie yra įskaitomi ir dar pražanga. Ir dar pražanga Martynui Pociui, kuris sėdasi ant suolo. Vietoje aikštelėje Martynas Gecevičius. Šiandien labai reikėtų jo prabilti Lietuvos komandos tolimoje artilerijai. Dėl to, kad jeigu šiandien snaiperiai netilėtų, jeigu šiandien Martynas Gecevičius, pavyzdžiui, leistų 5 tritaškius, būtų įmanoma ir žymiai lengviau kvėpuoti prieš tą judrę ir atletišką prancūzų gynybą. Batumas. Šios komandos lyderis, šios komandos rezultatyviausias krepšininkas, pataiko ir baudos metimą ir vėl išveda į priekį Prancūzijos rinktinę. Robertas Tokas nepagauna kamulio, žinoma, nebe varžovų pagalbos kabutėse, ir Janikas Bokolo neskubėdamas pradeda Prancūzijos rinktinės ataką. Prancūzai mėgsta primesti savo stilių varžovams, jiems pavyko tai padaryti praktiškai visose rungtynėse, išskyrus galbūt mače su Kanados komanda, kuri žaidžia panašiai kaip prancūzai. Pražanga Janikui Bokolo. Lietuvos rinktinė meta 2 baudos metimus. Jonas Mačiulis stos prie baudų metimų linijos. Jūs žinote Lietuvos rinktinės rezultatus, žinote ko gero ir prancūzų. Dar kartą priminsiu, jog prancūzai pirmose rungtynėse 6 taškais nugalėjo Ispanijos komandą 72-66. Po to sutriuškino Libano ekipą 86-59 ir kovėsi iki galo dėl pergalės su Kanados rinktinė vakar 68-63. Rezultatas yra toks pat kaip ir Lietuvos. 3 rungtynės ir 3 pergalės. Ir tai yra komandos, kurios jau nebenukris žemiau antrosios vietos B grupėje. Tarp kitko, apie turnyrinę lentelę būtų ir pakalbėti, galbūt netgi ir šiek tiek daugiau, dėl to, kad
tai irgi yra svarbu. Lietuvos komanda, net ir pralaimėjusi šiandien, net ir pralaimėjusi abu kartus, jau nenukris žemiau antrosios vietos. Lygiai tas pats liečia ir prancūzus. Ir ta komanda, kuri laimės šios dienos tarpusavio susitikimą, neabejotinai bus pirma. Na, ar pirma vieta grupėje dovanoja rojų? Tai dar klausimas, prancūzai galėtų pasakyti ir priminti praėjusių metų istoriją, kuomet iškovojo 6 Europos krepšinio čempionate. Ketvirtfinalyje jie gavo į varžovus ispanus ir jiems pralaimėjo, pasitraukė iš kovos dėl medalių. Na, bet jokių paskaičiavimų čia būti negali, reikia kovoti dėl pirmosios vietos, dėl to, kad pirmoji vieta reiškia, jog teks žaisti su ketvirta vieta C grupėje užėmusią komandą. Kol kas panašu, kad tai turėtų būti Puerto Rikas. Antrą vietą užėmusi komanda žais su Rusijos ekipa. Na, o ispanai ir Naujosios Zelandijos krepšininkai, kurie iškovojo šiandien pergalės, taip pat užsitikrino vietą aštuntfinalyje, tik tai jų kelias turėtų būti kitoks. Ispanai, jeigu liks treti, ir ko gero, kad taip ir atsitiks, Linas Kleiza meta iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, ir turės žaisti Ispanijos rinktinė su graikais aštuntfinalėje, ir jeigu įveiks aštuntfinalio barjerą, tuomet turėtų jų laukti amerikiečiai. Štai taip apsisunkino savo ispanai kelią link pačių svarbiausių dvikovų ir mūšių dėl medalių šiame pasaulyje.